Labas rytas. Mes atėjom pusryčių. Va taip atrodo švediškas stalas pas jūs, švediški pusryčiai. Bet smagiausia, kad valgysim su štai tokiu vaizdu. Primenu, mes šiuo metu esam Kolombo mieste, Šri Lankoje. Ir gyvenam prie pat uosto. Čia turbūt kaip mūsų Klaipėdos uostamiestis. Mantas jau nešasi kavą. Einam ieškoti, ką pavalgyti. Visiems, kas irgi valgote, skanaus. Na, mes jau po pusryčių. Pusryčiai kainavo apie 7 eurus. Ar verti tų pinigų? Nu, Mantas sakė, jo, aš tai sakiau, kad nelabai. Reikia priprast turbūt prie jų. Neturi nei ten sūrių, mėsyčių, nei jokių daržovių, nieko. Iš vaisių buvo arbūzų ir papajų. Papaja tikrai labai skani, viskas su juo super. Iš šilto maisto gamina omletą. Nu, ten beleka iš kiaušinių, bet french toastą man tai padaryti negalėjo, nes nemoka, sakė. Omletą paprašiau su sūriu, tai padarė su svogūnais ir pomidorais. Tai irgi nelabai pavyko pavalgyti, bet čia tikrai nesiskundžiu, viskas tvarkoje, radom, ką kito paužkandžiauti, pakramsnoti, tai pilvai pilni, viskas ok, tiesiog mum pamoka, jum pamoka, kad arba pasitikrinti prieš pasižiūrėti, ką duoda valgyti ir tik tai tada eit valgyti ir mokėti, arba žinot, kad gali būti tokia situacija, bet viskas gerai, personalas malonus, aš paprašiau atskirai sūrių, jie iš pradžių nesuprato, kas čia vyksta. Bet atnešė vieną gabaliuką sūrio, kas irgi buvo visai juokinga. Bet viskas gerai, aš pasidariau sumuštinį tokį ale apsimestinį ir pavalgyti. Dabar einam lygintis maikę, dėtis iki galo daiktus ir važiuosim. Laukia ilga diena, važiuojam į Jalą. Nakvosim Jalai, o iki tol dar turim daug visokių veiklų. Važiuojant pamatėm suvenyrus ir pats vairuotojas sako, aš galiu sustot, nes po to gali nebebūt. Tai dabar einam suvenyrus. Viskas taip čia atrodo. Kažkokiam tokiam pusiau miestelėje sustojom. Dream Bazaar. Autobusai. Mes šitą autobusą apsilenkėm ir mojavom šitiem vaikam. Sakė, čia jie važiuoja į ekskursiją kažkokią. Mums reikia pereiti per gatvę, nes ten suvenyrai. Einam į mašiną, toks lieknas katiniukas. Toks ir šunelis guli. Nusipirkom magnetukų ir apyrankę. Ir keliaujam toliau į mašiną, važiuojam toliau. Man tai kaip kelionė? We are happy. Tuk-tukas, čia taksas jų. Į savo pirmąją ekskursiją yra kažkoks plaukimas laiveliu, ale safaris kažkoks. Tai tokiom pusiau džiunglėm einam. Ilgai krapštėmės mes, bet nieko baisaus. Dešiniai gidas, priekyje vietinis darbuotojas, Mantas. Ir va taip aš atrodo, užsidėjau kepurę, pasiėmam kremą nuo saulės. O, va taip, tai parodysiu. Taip viskas čia atrodo. Va, Booty Boat Safari. O, atsiprašau. Booty Boat Safari. Ir kažkur va čia. Mes išplaukėm. Va tiek mūsų laive yra. Prasme dviese. Varo! Pirma stotelė, atvarėm į piranijų masažą. Man... Jausmas, tai neprimeti.
Nori? Negali kentėti? Labai keista. Labai keista. Nieko baisaus, jos dubena. Žinau. Kiš tik tais. Šalta? Ne, šiltas vanduo. Negaliu, bijau. Kišk. Dieve, tu mano. Jos su dantim. Jos nesu dantim. Jos su dantim valgo. Kentėk, kentėk, kentėk. O Dieve, kiek daug pas tave. Surprise. Shit. O, jos kitką ėda. Žodžiu, mes jau čia prie pat šaknų. Ir va tupi, viršui tupi. Labas, draugė. Tai va, pasiėmė aligatoriuką, kutraus. Atvažiavom į krokodilų fermą. Kaip naminis gyvūnas. Nu, šuniuką, fauna. Aišku, tuciukų gyvena. Okay. Baby. So what? Yeah, it's okay. Baby, sako. Dieve, tu man. One. Vieną ranką. Henry laiko krokodiliuką. Dieve, tu mano, bet... No, wait. Dieve, kokia saulė. Yeah. Tiriri. Tai svarbu, kad neapšiktų manęs. Tai nupraus. Kokios akys. Mažiau. Stebi. Jis kaip tašė iš krokodilo. Jis su krokodilu. Jo, koks jis keistas. Jis kaip tikra tašė. Dolce Gabbana. Nu, va, rankose turi. Dar labai noriu uždėti ant peties, eik užsidėk ant peties, aš pafilmuosiu. Oks, tai gerai. O, va mano, grožis. Papugėlė. Smagu? Nelabai. Žodžiu, ką tik apsilankėm Cinamono. cinamono gamyklėliai. Papasakojo, kaip gamina cinamoną. Tai pasirodo, nu, mes gal žinojom, gal nežinojom, bet nuskuta ten tam tikro medžio žievę, tada po tą žievę išmasažuoja, nu tipo, nuskuto skūrą, išmasažavo ir nulupo Žievė. vieną sluoksnį žievės. Tada 8 dienas džiovina ir kvapą duoda tik tai, kai sulaužai tą jau žievę, nes pati žievė nekvepia. Tada, kad gautų miltelius arbatai, nes davė arbatos paragauti, sutrina. Gaunasi milteliai. Pyragam ir taip toliau, žodžiu. Jo, o iš lapų, nes tas medis turi lapus, daro aliejų. Masažam ir panašiai. Buvo įdomu, Taip. bet nieko nepirkom, paragavom arbatėlės, pažiūrėjom ir varom toliau. Žodžiu, priplaukiam tokį kanaliuką. Čia tie patys medžiai, kur auga ant vandens. Nors ne tie patys, jie tiesiog auga ant vandens, basmėlių. Plaukiam vidury niekur. Ir va šventiklėlė. Miniatiūrinis tiltelis, Jo. kur reikia susileisti. Kur turi tai va sulyst, kad būtum va tokiam aukštį, nes kitaip Kartu su laivu. trinktelisi galvą. Niau. Ir toliau varai. Plaukiam į šventyklą. Jo, šventiklėlė. Čia kaip ir miestelis koks. Laiptukai tokie nevaikiški. Nenykštuko kojų. Tikrai taip. Endurtė gavo sijonėlį. Liepia nusimt batus ir kepures. Turim ait basi ir be kepuryčių. Čia glebas. Aha. Lubos kokios gražios. संगान बैठदा सच्ची बहुत लगती बहुत सब मंगलम घटम सब देवता सब धान भावेन सब धम्मान भावेन संगान भावेन सदा सुखी भवन मूर्ति चलन लाइफ
Mutta this is Ben, Sri Lankan area, okay. Tai va, ką tik matėt, kaip man tai rišo apyrankė, tai buvom pas monachą. Jis mums pasako, kaip rašosi ale Budos knyga ar kažkas tokio. Įdomiai papasako istoriją, yra specialūs instrumentai, rašo be rašalo ir rašalas atsiranda, kai sumaišo cinamono miltelius, aliejų ten ir viską kitą. Tai įdomu, patiko, fainai. Po to paprašė aukos, tai dar paaukojom, pasirašym už tai. Dabar fotkinamės čia prie Budos, čia prie įėjimo ir plauksim toliau. Radom ir šikšnosparnių, bet jie dieną čia kimarina. Geras. Ir net tuneliuose, negiliai miške. Čia vat kiek juodų, tiek šikšnosparnių. Grinai visiško šviesoje miega. Krokodilas. Alika. Tu jį filmuoji, man? Taip. Geras. Žiūr, plauk. Okay. Ana, ai ten gal kokos. Ten kokosas. Geras. Ai, čia tie, kur greitai sausumoj bėgioja. Taip. Okei, atrodo kaip mažas aligatoriukas. Nu. Bele ką. Atvažiavom į fortą. Sienos milžiniškos. Bele kiek autobusų visais kampais. Sėdė laiminga, šviežia, pavalgius. Užkandus. Nedaviau pailsėt biškį. Na va, mes atvažiavom į Galą miestą. Mus išleido vaikščioti. Man tai čia panašu į... Nu čia ne pilis, ne fortas. Jo, čia panašiausiai iš Švyturio. Dabar vainam kažkokiom gatvelėm. Tik išlipom iš mašinos. Einam vaikščioti, žiūrėti, kas čia gera, gražaus ir įdomaus. Daug turistų. Pirmoji parduotuvėlėje buvom sustoję, tai kainos ohoho. Tai va, lipsim toj ten į viršų žiūrėti. Jaunai neria. Ant akmenų tiesiai. Gražu, patinka. Kainos 2 kart didesnės negu... Kainos 2,5 karto didesnės negu... Šitie labai greiti. Mes atstrauksim. Kapstosi. Drakoniukas. Nu va, po forto sienų lendam į vidų biškį. Gatveles tokias. Daug restoranų, kavinių, parduotuvių visokių. Bubble tea, milkshake'ai, gelato. Tai va, vyksta viskas į visas iš visų pusių žmonės. Baigėsi mokykla, vaikai Jo. išėjo. Laukti autobusų. Ten pro tunelį važiavom, tai pamiršau filmuoti, bet bele kas čia vyksta. Eismas vyksta kaip nori. Mes iš vis žiedą išvažiavom prieš eismą. Čia va ledus pardavinėja vidury kelio. Tai va, sustoja ant kelio ir stumdo ledus. Mantas filmavo, kaip važiavom iš Galės UNESCO parko ten, turbūt taip vadinasi. Ir nusprendėm, kad jau reikia pavalgyti. Tai va, atvažiavom, sunkiai radom, kur norėtumėm pavalgyti. Tai va, dabar suradom ir valgom va tokioj vietoj. Kol kas vis dar laukiam savo maisto, bet ant pat jūros kranto. Tvarkosi terasą, gal kada nors bus. Va ten toli matosi Buda.
Prie jūros labai fainai, vėjas pučia. Prie vandens gerai, kaip ir sakiau, pučia vėjas, bet taip tai karšta. Šiandien apie 33 laipsniai, tai gerokai šilta vaikščioti. Tai vat, o valgom mes kaviniai viduj, kur yra kondicionieriai. Laukiam savo maistą, ilgokai laukiam. Užsisakėm makaronų, bet nelabai jie moka juos gaminti. Sako, mes juos gaminam, verdam čia tą navį, žodžiu, dėl to užtrunka ilgai. Nu tai laukiam, žiūrėsim ką. Nu va, mes pavalgėm, turėjom 2 porcijas makaronų, didelė porcija, tikrai normali, nu ne tai, kad nevaikiška. Normali porcija ir dar man tas gėrė milkshake. Tai už viską sumokėjom 10 eurų. Manom, kad tai yra labai gera kaina ir net man tai patiko. Tai arba buvo labai alkanas, arba buvo tikrai skanu. Man patiko, skanu, gerai, tvarkingai, viskas okei. Užlipom į viršų. Toks vaizdelis iš viršaus. Mes va ten valgiam. Surfina žmonės. Ten belekiet. Ir va čia antras. Čia išėjom iš restorano. Čia yra jo pusė, per kurią atėjom. Pardavinėja džiovintą žuvį. Mamai rojus, jo. Ir eisim į apačią dabar. Va, taip atrodo, kur mes valgėm. Viską reguliuoja policininkas atvažiavimą. Ir veiksmas vyksta ohoho. Va, minimali parduotuvėlė. Tokių čia pilna. O vat normalų marketą rast būna ką veikti, tikrai. Tai vat viskas, skaniai pavalgėm, važiuosim į vaisių turgų. Stabdė eismą. Va ten va, šitas apsauginis, kad mes galėtumėm apsisukti. Ir važiuojam į marketą. Mantas sėdi priekį, ten daugiau vietos, gali pafilmuoti truputėlį. O va čia kamštukas, kamštelą. Ja. Ėjom ir radom krabyną. Čia bėk, rinkis ir valgyk. Iškart pradėjo, o nuo koks milžiniškas. Ir tas kitas. Bet jie pavienų. Nu, važiuojam porą valandikių. Jau kažkur. Važiuojam per tokius miestelius. Tai dabar bent jau miesteliai, pirmai iš vis nieko nebuvo, vien ryžių laukai. Jau nelabai ir toli savo antros lokacijos. Nepilnas pusvalandukas. Ir būsim. Atvarėm, o kaip čia tamsu, atvarėm į viešbutį. Viešbutis 3 žvaigždučių, nieko įspūdingo. Pasitiko registratūroje vaikai, skaičiuoti nemoka, net skaičiuotuvo reikia, kad suskaičiuotų iš 6 ten 5 garočių. Žodžiu, diena ilga. Vien jau labai pavargusi. Prausės ir eisim gult, rytoj keltis be 15:06 išvažiuojam, tai reiškiasi po 5:15 keliamės, tualetai, prausimaisi, pasiruošimai ir rytoj ryte važiuojam į safarį iš pačio ryto. Tai va, tiek žinių, daugiau nelabai ką turiu pasakyti, esam pavargę, ilga diena, karšta. Ir iki susitikimo kitą dieną. Like, subscribe, spausk kurpelį.